Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, myli TV3 žiūrovai. Ir vėl namų idėja su IKEA jūsų namuose ir vėl tas pats amžinas klausimas, kaip sukurti aplinką be kapitalinio remonto, o tos dulkės, o tos išlaidos, o vėl atrask statybininkus, jos gainiak. Ir kad sukurti aplinką, kuri atpalaiduotų ir gerintų jūsų gyvenimo kokybę. Visus atsakymus turime mes. Nu, jeigu ne aš, tai profesionalus IKEA dizaineriai. Pristatau jums Tomą! Labas, Leo. Labas! Kokia stipri ranka, jaučiasi ramiai šalia tavęs ir drąsiai. Kur mes keliausime? Kokia tai aplinka? Šiandieną keliausime pas Rasą, kuris su savo vaiku vienoje erdvėje bando sutalpinti svetainę, valgomąjį, virtuvės zoną ir netgi darbo zonas. 4 skirtingos aplinkos vienam kambarį? Taip. Kiek kvadratų? Vos 17. 6 su trupučiu kvadratų kiekvienai erdvėje, toj pačioj aplinkoje. Man atrodo nieko naujo. Multifunkcinė erdvė. A ne? Taip. Aš jaučiuosi drąsiai. Iššūkis, bet ir aš jaučiuosi drąsiai. Mes tikrai padarysim. Kaip visada. Važiuojame pas Rasą. Labą dieną. Rasa? Taip. Girdėjom apie jūs. Labą dieną. Aš Labą Leonardas. dieną. Vat, čia Matėjau. Matės. Ir apie tai aš girdėjau. O čia yra IKEA dizainerė Toma. Pagrindinė jūsų erdvė, menė, tai pačia ir gyvensim šiandieną, taip? Taip, taip, prašom, užeikit. Mes pasiruošėm, einam. IKEA ekspertai pasiruošę visada. Susipažinkime su Rasos šeima. Kiek laiko gyvenat čia? 13 metų. 13 metų. Įdomu, kaip įsigijot, kokia istorija? Viena buvau, ieškau, kad būtų įrengtas. Remonto tai bijojau kaip velnias kryžiaus, ta prasme, man čia atrodė misija neįmanoma, meistrai, ten viena siaubas, be mašinos tada dar buvau. Tai radau šitą tokį, naujam name, įrengtas, šviesus. Įdomu būtų sužinoti, ką jūs gyvenime veikiat. Vat, spėju, kad keramika jums prie širdies. Taip, keramika mano hobis buvo 10 metų iki gimstant sūnui. Dabar jau teko jį apleist dėl to, kad tiesiog kiti jau prioritetai laiko nebėra. Bet labai mėgdavau po darbo įkišt rankas į molį, minkyt, atsipalaiduot, kažką sugalvot, kažkokios idėjos, nuolatos vieną tik baigėjau, jau projektas kažkokiam kitam, tai lipdžiau bliūdelius, skulptūrėlės. O ką dar mėgsta daryti? Nukeliaut per atostogas labai mėgstam ir net nebūtina, čia kai korona buvo, važiuoti kažkokius didelius užsienius, Kanarus, Maldyvus ir taip nelabai turim tam galimybių, bet ir mums ir Kupiškis atostogos, kai mano kolegos juokiasi, ir Kanykščiai mėgstam, ir Druskininkai, visą Lietuvą mes apkeliavom. Mes dviesi gyvenam, mūsų šeima 2 žmonių yra nuo pačios pradžios. Aš viena jį užauginau, viena auginu ir viską, ką mes darom dviesi. Todėl, kad aš viena pati savo negaliu nieko daryti, nes jis mažiukas, o jis pats vienas irgi. Rasa, jūs esate šios šeimos, šių namų herojai. Jūs viena sūnų užauginote, sūnus jau laikas jau ir padėti, ir, kaip sakoma, komanda jau bendra. Jau priartėjome prie šios erdvės žemėlapio, netgi poreikių. Apie poreikius jau čianais kompetencija yra Tomas. Pirmas atnaujinamo interjero darbo etapas - iki smulkmenų išsiaiškinti visus šeimos poreikius. Pradėkime. Rasa, tai esame jūsų virtuvėje, tai papasakokite, kas būtent netenkina ir kas būtent stringa šioje erdvėje. Tai labiausiai erzina spintelė, kur ten vyris išlūžęs, jau klyba ten neatsidaro, neužsidaro, ten baisu, ten kad iškristuoj. Ir stalčius šitą visiškai, ta prasme, išlūžęs, tai aš jį su ranka pataisau taip iš gero smūgio. Ar jums užtenka vietos, kiek turite čia?
Ar galbūt norėtumėte didesnės, erdvesnės virtuvės? Oi, tai taip, tai labai neužtenka. Tai stalviršis tik tai tiek, kiek matot, ir tų stalčių čia tik 3. Nu, kaip sakant, taip. Vietos susidėti daiktams. Vietos susidėti daiktams reiktų labai. Nu ir pagrindinis mano virtuvės buvusi problema, kad ta virtuvė tokia mažytė, tos vietos visiškai nėra ir nebuvo kur statyti indaplovės. Kai aš pirkau šitą butą, jau čia tie baldai buvo ir nebuvo paskirta vietos indaploviai. Nu, jinai įsikiša dabar, bet be jos aš vis tiek negaliu gyventi. Kokios dar zonos, erdvės būtent šitoj patalpoje yra reikalingos? Sūnus čia ruošia pamokas, nes kol kas kitos vietos nesugalvojam. Ir mes turim tas sofas 2, kurios, nu kaip viena, kaip ir man, kita jam. Ir mums jos būtinos dėl to, kad labai mėgstam žiūrėti televizorių. Ką aš pastebėjau, tai kad norint patogiai ir lengvai žiūrėti televizorių, jūs dabar patiriat tarsi triukšmą aplinkui. Jūs dabar gulite ant sofos ir žiūrite televizorių žiūrėdama į virtuvę. Tai mano toks pastebėjimas, kad veikiausiai reikėtų televizorių orientuoti ant kitos sienos arba galbūt kažkaip perspręsti šitą sprendimą, nes jums tiesiog nepatogu ir patogiai negalite atsipalaiduoti. Nebuvo kaip kitaip tos vietos išdėlioti, tai va čia taip ir išsidėliojo. Rasa, tai pagrindiniai lūkesčiai šioje erdvėje tikriausiai yra darbo vieta motiejui, jums patogus maisto gaminimas ir virtuvė, valgomojo sprendimas ir daiktų laikymo, susidėjimo sprendimai. Ar jūs sutinkate? Taip, tikrai taip. Dabar man viskas aiškiau. Jo, skambėjo kaip įžadai. Viskas. Jūs pritarėt, o mes dirbsim. Misija aiški, ne? Man atrodo, visi poreikiai yra išaiškinti ir dabar belieka veikti. Brangūs žiūrovai, jūs einate į reklamą, o mes važiuojame iki IKEOS ofiso, kur laukia profesionalų komanda, mūsų chebra, dizaineriai. Pamatysite, kokius stebuklus jie sukurs šitoje erdvėje. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Kągi, sugrįžę, sveiki į IKEOS ofisiuką, kur čia yra kūrybinis centras ir mes tiesiog sprogstam, saliutuojam idėjomis. Toma? Gyvenamoji situacija yra tokia, kad gyvena mama su vaiku, trečioku. Ir šitoj 17 kvadratų erdvėje mums reikia sutalpinti virtuvę, svetainę, valgomąjį ir darbo zoną. Matot nuotraukas situacijos, kaip viskas atrodo, kaip viskas yra užgriozdinta, apkrauta. Virtuvė, kiek pati šeimininkė pasakojo, yra atgyvenusi ir sulūžusi. Tai tikrai reikia pagalbos. Mano siūlymas būtų toks, skelti jį tarsi į 2 dalis, tokią menamą liniją. Ir svetainės ir TV žiūrėjimo zoną kelti iš šitą pusę. Galbūt čia netgi galėtume įterpti darbo zoną. Na, o čia tada daryti tokią per visą sieną virtuvę, daiktų susidėjimo vietą ir valgomąjį stalą. Man labai patinka, nes labai geras išdėstymas išeina ir netrukdo visiškai balkono duris, praėjimai visi atrodo labai teisingi. Man kyla klausimas dėl kampinės sofos, ar tikrai reikia daryti ją kampinę, ar geriau vientisą palikti. Vienas iš pagrindinių šeimininkės lūkesčių buvo gulėti ištiesus kojas ir žiūrėti televizorių. Tai būtent šis prailginimas pasitarnaus šiai funkcijai atlikti. Turiu klausimą dėl valgomojo stalo, o sakyk, ar esi suplanavus, jeigu turės svečių šeimininkė, kaip tada išsispręs šitą zoną? Čia dėl erdvės taupimo ir dėl vietos stygiaus yra pristumtas stalas prie sofos krašto, bet jeigu ateitų daugiau svečių, stalą būtų galima pastumti, atstumti ir čia sutalpinti dar papildomų vietų atsisėsti. Kambarį padaliname į zonas, o dabar pats laikas paieškoti tinkamų baldų. Tai pradėkime nuo virtuvės. Svarsčiau apie tamsų fasadą virtuviai, tačiau tamsus variantas tikrai mažoje erdvėje ją dar labiau sumažintų.
čia būtų šitas. Keliaukime prie šviesių spalvų, mes turime dar ir tokį, vėlgi tradicinį variantą, bet visgi aš apsistojau prie modernaus ir pasirinkau smėlio spalvą kombinuoti su balta. Viskas susilietų į tokią neutralią visumą ir gautųsi šviesus, modernus interjeras. Keliaujam toliau, apžvelkime daiktų susidėjimo vietą prie televizorius. Tai iš pradžių svarsčiau apie mūsų sistemą Besta, tačiau ji man pasirodė per daug griozdiška ir užimanti labai daug vietos. Taip pat galvojau apie Kallax sistemą, kuri turi integruotą darbo vietą, tačiau ji vėlgi neišnaudoja visų galimybių ir kažkaip sunku visą sieną apstatyti vien tik Kallaxais, nes jie neturi tiek spalvų savyje ir sprendimų. Trečias variantas. Tai visgi pasirinkau sistemą Eket ir čia man atrodo, kad iš tų mažų kubelių galima sugalvoti daug skirtingų variantų, ypač tokioje nestandartinėje mažoje erdvėje. Keliaujame toliau prie integruotos darbo vietos ir kartu daiktų susidėjimo vietos, tai yra mūsų knygų spintos Bili. Tai prie šios knygų spintos galima montuoti ir stalą. O kai jo nenaudojame, jį šiek tiek giliau sustumti. Baldus išsirinkome, o kaip atrodys galutinis kambario išdėstymas? Čia mes užeiname, turime prieškambario spintą, kartu su suoliuku atsisėsti. Keliaujame toliau. Čia turime Bili su darbo vieta. Tada šičia turime daiktų pasidėjimo spintą. Čia virtuvė. Valgomojo stalą, sofą, lovą ir TV sprendimą. Nuostabiai atrodo. Atrodo tikrai funkcionalu, atrodo labai praktiška, atrodo labai daug vietos bus pasidėjimai. Dabar tai lieka tik įgyvendinti. Nuo teorijos prie praktikos. Darom. Pristatau jums mūsų atnaujintą interjerą. Man taip miela, kad jūs, Toma, į mane, jūs kreipiatės kaip tokiuose rūmuose, kad būtume sutikę. Klausyk, 10 balų, tai tikrai. Bet labai tikiuosi, kad ir mūsų šeimininkams patiks čia savotiškas. Gal pakviesim užeiti, Rasa? Taip, žinok, jo. Didysis egzaminas tau ar man. Užeikite, nesikuklinkit. Vis dėlto jūsų namai, mielai prašom. Va, kad skersvės nebūtų, uždarom duris, netikėta tikrai, netgi koridorius atsirado. Kol kas žodžių nėra. Aš net nežinau, ką sakyti, visiškai taip neįsivaizdavau. Viską, kas ant liežuvio, žinau, viską, kas mintise gero, blogo. Motiejau. Ne, nu labai gerai. Aš negalvojau, kad bus taip gerai. Ne, rimtai labai gerai. Kvapą trūks, iš tikrųjų norisi kažkaip Motiejau. Atidaryti, paliesti, pašokinėti ant sofos, patikrinti, ar visos durelės atsidaro ir nereikia jų trenkti, kad jos susidarytų, žinot, tai praeitis. Čia yra siurprizas. Tai čia yra siurprizas, tai visiškai netikėta erdvė. Tai spinta drabužiams, aišku, galėsite susidėti ir batus, ir pirštinę šalikus. Palikom tokią atvirą nišą, kur turime spintelę atsisėsti ir kartu tokia kabliukų siena. Šita siena yra labai funkcionali tuo, kad jūs galite ne tik paltą pasikabinti, bet ir tilpo jūsų kalendorius ir dėtuvė visokiems smulkiem niekučiam, kaip pavyzdžiui, ten irgi pirštinės ar kepurė atėjus, pūkų rinkiklį pakabinom, batų šaukštas, žodžiu, tokie
smulkus rakandai, kurie reikalingi kiekvieną dieną. Aš galvojau, kad čia netilps, ta prasme, aš niekada negalvojau, kad čia įmanoma pastatyti spintą, būčiau gal kažkaip pasistačius, bet aš galvojau, kad tiesiog čia jinai netilps. Puikiausiai telpa, ta prasme, spinta ir šitiek dar daiktų galima pasidėti. Ir dar va čia tą nusiraminimo šitą kabiną. Rasa, ar man atrodo, ar jums ašara bėga? Biški taip. Atsiprašau, neturiu servetėlį, neturi. Ja, bet čia iš gero. Na, iš gero. Skersvėlik ir nėra. Kokia miela Tomos staigmena. O dabar keliaukime į didžiųjų pokyčių erdvę. Tai visų pirma, buvo atsižvelgta jūsų poreikį turėti skirtingas zonas ir šitas kambarys tarsi yra perskeltas pusiau. Tai centrinė ašis yra sofos nugarėlė. Tai ta pusė yra virtuvė ir valgomasis, šita pusė jau turite svetainę ir darbo vietą. Taip pat parinkau kampinę sofą lovą, kad galėtumėte ištiesusi kojas žiūrėti televizorių patogiai atsisukusi į jau TV sprendimą, o ne virtuvę. Taip pat turim darbo vietą jūsų vaikui, kuri gali tapti šiek tiek gilesnė išstūmus stalą į priekį. Mama, Rasa, įsivaizduokit, jūs žiūrite televiziją, mėgaujatės ten filmų ir panašiai. Sūnus klausia, mama, kažkokio uždavinio negaliu išspręsti. Net nereikės prieiti, iš tenais komentuojate, padedate ir jisai toliau kartu žiūrėdamas su jumis irgi teleką, nes irgi patogu. Turim ir mobilų kavos staliuką, kurį galėsit prisistumti, kad ir iš anos pusės, nes jis šiek tiek palenda po sofą ir gali būti transformuojamas, tarkim, iš tos pusės pristumti iš anos pusės, žodžiu, jis toks mobilus šitoje erdvėje. Taip pat turim ir valgomą stalą, jeigu užsuktų daugiau svečių, tai galėtumėte pristatyti papildomų kėdžių ir jį atstumus nuo sofos padaryti apsėstą iš visų pusių. Taip pat ten stale slepiasi ir stalčiukas kokiam nors stalo kilimėliam, įrankiam ir taip toliau. Mes kilimėlį, Rasa, turime ir apačioj. Ant jau užlipus tai primena vasarą, jisai purus, toks kaip žolė, ką tik nušienauta. Taip pat pakabinome jums ir užuolaidas, nors buvote minėjusi, kad jų tarsi jums ir nereikia, bet mano manymu jos labai puikiai atskiria tą virtuvės techninę zoną nuo svetainės zonos. Tai čia jos tikrai funkciškai tinka ir nebus taip, kad ten kažkokiais riebalais, garais ir panašiai apsitaškyti. Taip, ir priduoda gyvumo, žalsvumo, gamtos atmosferos ir jaukumo. Taip, ir jaukumo. Rasa, mes turime ir apšvietimą, kurį reguliuosite pulteliu, jį prisiklijavusi kur tik norite, palieku šiai dienai čia. Stalčiai, kuriuos mes šiek tiek leidom savo įdėti dalykų, bet tikrai tikiu, kad pati užpildysite pilnai. Jūsų indeliai nebe pufė, bet čia turim atliekų rūšiavimo sprendimą, nes tai yra labai svarbu, tikiu, kad ir jums, ir mums. Taip, visada turėjau. Ir dabar, Matėjau, jeigu tu trupučiuką pasitrauktum į šoną, aš parodyčiau, kad mes čia turime integruotą indaplovę, kuri netgi 20 cm yra didesnė negu jūsų buvusi, kadangi išreiškia didžiulį norą ją turėti, tai mes ją padarėm įmontuotą. Čia jau savaime, aišku, eina kaip ir į bendrą komplektą, orkaitė ir kaitlentė. Turim ir mažo gylio lentynėlės, kur galėsit. Aš šiai dienai padėjau jūsų dirbinių, bet galbūt galės atsirasti ir prieskoniai, ir koks aliejus, kas labiau būtų į funkciją. Aš nepamirščiau to momento, kai Rasa stovėjo ir pradžioje atidarė, paskui turėjo trenkti, kad atgal užsidarytų. Tai daugiau trankyti nereikės ir ilgai nereikės trankyti. Ir iš vis niekada nebereikės trankyti. Ir dar mes turim tokį vieną pasiūlymą ir daikčiuką, tai turim vežimėlį, kurį galėsite prisistumti ar prie stalo, ar, nežinau, nusistumti į svetainę. Čia galėsite dėti, ką tik norit. Gali būti nuo daržovių iki kažkokių arbatos puodelių ir kavinuko. Kadangi virtuvė vis tik nėra labai didelė, tai suplanavome ir tokią didžiulę daiktų laikymo spintą. Kartu į tą pačią virtuvės temą išlaikyta yra ta pati stilistika ir tie patys virtuvių fasadai. Tai aš savo nuožiūrą dekoravau ir orientavau būtent šitas dvi dalis, dvi sekcijas virtuvės zonai. Tai reiškia, kad jūs galėsite čia pasidėti ir savo virtuvinį kombainą, ir kitus virtuvės prietaisus. O būtent ta kita dalis, tai jūsų tiem visiems stalo žaidimam, žodžiu, tokia svetainės zona. Noriu atkreipti dėmesį į TV baldą. Tai jūs pagaliau jį turite, nebėra televizorius pakabintas ant virtuvės sienos. Ir dar taip pat yra šita sistema, kur galėsite susidėti daugiau savo daiktų. Matėjau, beje, mėgsti, kad draugai ateina ir nakvoja? Taip.
Šitas fotelisgi jisai sofa, jinai įsiskleidžia. Tikrai taip, tai čia yra ne tik sofa, bet ir sofa lova. Čia galima ir permiegoti. Taip, ir vat tokie... Kur jūs vat čia sėdite, tai čia yra didžiulė daiktadėžė pasikelianti, o ta dalis išvažiuoja į priekį ir įsiskleidžia. Nesitikėjau, kad bus taip faina, nes nejaučiu, kad čia mano namai, bet labai gražu. Ir labai man tos spalvos gražios ir labai graži ta virtuvė. Ir, apie prieškambarį aš iš vis nesitikėjau, nes buvo kalba, kad jo nebus, o jis dabar yra ir toks talpus, ir toks fainas. Ir tas motiejaus stalas ten buvo toks, išvargo kažkaip tokiam kampe, man atrodė nepraktiška ta forma ir netilpo niekas geriau ir ten kažkaip nepatogiai buvo, kažkaip ten toks kokia skylė, o dabar be jokių skylių, be jokių tarpų patogiausia vieta su daugybė lentynų knygom, kurių mes niekada neturėjom, nes tiesiog man irgi atrodė, kad nėra vietos knygų lentynom. Dabar mes jas turim. Mes turim daugybę lentynų, mes viską turim, ką turėjom ir dar atrodo, kad daugiau. Ir sofa patogia, ir stalą, ir virtuvė nauja. Labai gražu, labai gražios spalvos, labai man patinka. Ačiū Jums už pasitikėjimą. Ačiū Ikėjai. Beje, mėlyje, ačiū ir Jums, kad žiūrėjote. Ir nepamirškite, kad Ikėja gali viską padaryti taip, kad namuose būtų gyventi geriau. Kai namuose būtų ir gera, ir smagu ilsėtis. Kągi, pasimatysime kitą penktadienį. Iki. Vientisam interjero vaizdui derinkite baldus ir rinkitės tų pačių arba giminingų atspalvių paviršius. Rasos bute sistema Metod ir fasadai Hafstorp pasitarnavo įrengiant ne tik virtuvę, bet ir daiktų laikymo sprendimą nišoje. O baltos svetainės spintelės Eket buvo priderintos prie knygų spintos Billy. Jei namuose kaip pagrindą naudosite neutralias spalvas, laikui bėgant bus labai paprasta atnaujinti interjerą. Vien pakeitus tekstilę, kambarys atrodys visiškai kitaip. Nekabinkite televizoriaus erdvėje, kuri ir taip yra aktyvi, pavyzdžiui, šalia virtuvės. Šiuo atveju perkelus jį ant kitos sienos aiškiau atsiskyrė zonos ir sumažėjo triukšmo akims. Funkcionalus darbo stalas nebūtinai turi užimti daug vietos. Pasirinkus tinkamus baldus, jį galima integruoti ir į knygų spintą, o baigus darbus sustumti, kad neužimtų vietos. Jei turite nestandartinę erdvę su įvairiomis kolonomis, keistais kampais ar nišomis, išbandykite įvairius baldų derinius. Taip rasite sprendimą padėsiant išnaudoti kiekvieną patalpos centimetrą. O jei namuose trūksta vietos daiktams laikyti, rinkite spinteles ir lentynas, užpildančias sieną iki pat lubų, kad virš jų nesikauptų dulkės. Laidą pristato Ikėja, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.